dabar irgi nenori mirti. Žinau dabar niekas nenorėjo mirti. Žinau dabar irgi nenori mirti. Žinau dabar irgi nenori mirti, bet klasė suvokimas. Truputį skiriasi, spaudžia rankas prieš ant sudaryta linijasi. Atviros simbolis, tai pradingsta atviros simbolis. Tai pradingsta atviros simbolis. Tai pradingsta atviros simbolis. Tai pradingsta atviros simbolis. Tai pradingsta. Skleisti švylą, savo širdį, už laisvę. Štai apie ką, tada tylėjo vyrai. Jie nenorėjo mirti, bet taip norėjo kilti. Su baime akise, jie norėjo apginti. Jie tada bijojo mirti, nes numirė. Nes numirė, laisvė neapgintų. Neapgintų. Neapgintų savo laisvės. Neapgintų. Neapgintų. Už laisvę. Už laisvę. Už laisvę. Už laisvę. Už laisvę. Savo širdį. Už laisvę. Žinok, tada niekas nenorėjo mirti. Žinok, dabar irgi nenori mirti. Dėl Lietuvos partizanų ryšininkų Sojų sodybos išsaugojimo. Neseniai netekome paskutinio šių įvykių liudininko, partizano Viktoro Šniuolio, kuris prieš 63 metus šiame Stanislovo ir Elžbietos Sojų name atspausdino deklaraciją "Pagerbkime anapilin išėjusio Viktoro Šniuolio ir visų žuvusių už Lietuvos laisvę atminimą." Tylos minutė. Salvė už Lietuvos nepriklausomybę. Salvė už Lietuvą tėvynę.
Todėl, kad ypatinga diena šiandien, todėl atvažiavau. Ne tik tai valstybės atkūrimo diena, bet būtent ir 49 metų deklaracijos pasirašymo diena partizanų Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos. Ir man tai ypatingai tuo, todėl, kad mano tėvelis yra vienas iš tų signatarų, Adolfas Ramanauskas, Vanagas iš Pietų Lietuvos. Taigi aš tiesiog atvažiavau nusilenkti jų šviesiam atminimui, minėti šią dieną. Na ir čiagi vėl ta istorinė vieta benykstanti, reikia turbūt dėmesio ir jai, kur aš jau labai daug metų stengiuosi atkreipti į šitą pastatą dėmesį, dar kaip ir nebuvau Seimo narė. Na dabar turbūt ir daugiau yra susidomėjusių žmonių tuo, kad mes turim vertinti savo istoriją, savo paveldą, laisvės kovų branginti, kad jauni žmonės žinotų pagaliau jau, kas buvo garbinga istorija, bet jinai buvo ne pati dėl savęs, bet dėl to, kad ta ateitis būtų kuriama ant tvirtų istorinių pagrindų. Tai yra tokia realybė ir reikia stengtis, jeigu kažkas tai ne taip, tai visi pilietiški žmonės irgi pasako savo žodį ir mes visi kartu labai daug galim. Nebūkime abejingi tiems dalykams. Ačiū. Su švente visus. Sekantis kūrinėlis – Sintetinė meilė. Ir šį kartą jį norėtume skirti tiem žmonėm, kurie nebevertina nieko, paprasčiausiai nori nugriauti tą sodybą ir šiaip viską keičia į pinigus, nebėra jokių idėjų, nieko. Tai tiem žmonėm... Konvėrės dirba kiekvieną dieną, gamina produktą panašų į nieką, štampuoja emblemas įsekusiam kūnų. Sraitas dirba gamindamas užmaršėtų žaisplaudžiais sakonis. Gamina ir leidžia beprasmių pavidalų žodžius, jos akį žvelgia į niekur. Tušės aparatas gamina vis tuštą. Gaminsiu aš, sintetinę meilę, gaminsiu tau, plastmasinį jausmą. Gaminsiu aš, mane seno kūno. Pagaminsiu aš, sintetinę meilę, pagaminsiu aš. Pagaminsiu tau, pagaminsiu tau, pagaminsiu tau. Pagaminsiu tau, plastikinį jausmą, pagaminsiu tau. Pagaminsiu tau, pagaminsiu tau, pagaminsiu tau. Tai pluša pavargusio branko, akis nuraudė, nemato pasaulio, už akį sumoka tuštumos kainą. Paėmė įvarė į pasąmonės kampą, tirštas svajonės, miršta ir kūnas, tušas aparatas gamina vis tuštum, pjaudo mintis užvagotas skylėm, nes jūsų įvertinimo išveitų to puslėm. Pagaminsiu tau, sintetinę meilę, pagaminsiu tau. Pagaminsiu tau, pagaminsiu tau, pagaminsiu tau. Pagaminsiu tau, paskutinius, pagaminsiu tau. Pagaminsiu tau, pagaminsiu tau, pagaminsiu tau. Pagaminsiu aš, sintetinę meilę, pagaminsiu tau. Manekeno kūno, pagaminsiu aš. Plastmasinį jausmą, pagaminsiu aš. Elektroninę laisvę, pagaminsiu. Pagaminsiu tau, sintetinę meilę, pagaminsiu tau. Pagaminsiu tau, pagaminsiu tau, pagaminsiu tau. Pagaminsiu tau, plastikinį jausmą, pagaminsiu tau. Pagaminsiu tau. Iniciatyvinės LLKS vadovybės būstinės išsaugojimo grupės atstovas Gintautas Lukošaitis. Su švente šią gražią dieną susirinkusius čia į šitą nuostabią vietą. Šiandien vasario 16 dieną mes susirinkome Balandiškėse, partizanų ryšininkų sąjūdžio sodyboje. Kodėl Balandiškiai? Visų pirma, tai istorinė ir simbolinė vieta.
Tai yra neatsiejama įvykių grandinės atvedusios prie 1949 metų vasario 16 Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio tarybos deklaracijos pasirašymo dalis. Deklaracijos, kurioje paskelbta, kad galutinis partizanų tikslas Lietuvos demokratinės respublikos atkūrimas. Deklaracijos, kuri padėjo teisinius ir politinius pamatus Lietuvos ginkluotėm pasipriešinimui. Kita priežastis. Kodėl mes esame Balandiškiuose šiandien? Ši vieta prašosi mūsų globos. Turime kelias alternatyvas. Pirmoji, iki pamatų nugriauti Sajų namą, paliekant eksponavimui tik pamatus ir pastatant paminklinį ženklą. Toks siūlymas išdėstytas šių metų sausio 16 dieną Krašto apsaugos ministerijoje vykusiame pasitarime. Tokį siūlymą mes laikome klaidingu. Tai yra laisvės kovų atminties marinimo, o ne puoselėjimo šadinimo kelias. Kita vertus, tokiu sprendimu sumenkinama arba visiškai ignoruojama visuomenės valia išsaugoti šį objektą. 2010 metais visuomenės rūpesčių buvo konservuoti gyvenamojo namo griuvėsiai, pastatyta laikina stoginė. Dabar, kai siūloma nugriauti, šios visuomenės pastangos paverčiamos niekinimis ir beprasmėmis. Kitas kelias – atgaivinti šią sodybą. Ir šis atgaivinimas turėtų prasidėti nuo Sajų namo išsaugojimo bei atkūrimo. Natūraliai kyla klausimas, kodėl reikia tai daryti? Ar tai nebus savitikslis siekis atstatyti vardan atstatymo? Kiekvienas turime savo atsakymą, bet mes šios sodybos išsaugojimą matome kaip simbolinį aktą ar prielaidą kitam žingsniui – Lietuvos laisvės kovų atminties centro įsteigimui. Kalbame apie atminties centrą, kuris apjungtų Radviliškio, Grinkiškio, Geručių esančias partizanų vietas. Jis turėtų tapti gyvu, nuolat matomų visuomenės sąmonę aktyvinančių centru. Jis turėtų teikti, kad laisvės kovas tai ne tik kančių, o daugiau pergalės istorija. Kad kovos už laisvę tai ne praeitis, baigtinis istorinis faktas, o dabartį nulėmęs ir poveikia ateičiai turintis įvykis. Jis turėtų ugdyti suvokimą, kad laisvė nėra savaiminė duotybė. Tai nuolatinių pastangų ir kovų vaisius. Laisvė, kurią mes dabar naudojamės, yra sunkiomis istorinėmis kovomis pasiekta pergalė. Bet visa tai perspektyva ir kad nors jį kiek taptų realybę, turime išsaugoti ir atgaivinti Sajų sodybą. Ačiū. Lietuvos gyventojų genocido ir rezidencijos centro generaliniai direktoriai. Rezoliucija dėl Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos išsaugojimo. 2012 vasario 16. Balandiškis. 1949 metais vasarį Miknių sodyboje įvyko visos Lietuvos partizanų atstovų suvažiavimas. Suvažiavime priimti dokumentai atkūrė vieningą ginkluoto pasipriešinimo organizaciją, įteisino Lietuvos laisvės kovos sąjūdį, LLKS. Vasario 16 dieną paskelbta deklaracija, kuria galutiniu partizanų tikslu įvardintas Lietuvos demokratinės respublikos atkūrimas. Neatsiejama šių įvykių dalimi buvo ir partizanų ryšininkų Sajų sodyba. Čia įvyko pasirengimas, suvažiavimui bei pirmieji posėdžiai. Veikia LLKS visuomeninės dalies štabas. Buvo leidžiama vyriausiosios vadovybės spauda. 2005 metais Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodyba buvo įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą, kaip turinti išskirtinę reikšmę nacionaliniam paveldui. Deja, tai neužtikrino deramos sodybos apsaugos. 2010 metais apleistas namas visuomenės rūpesčių ir pastangomis buvo uždengtas laikina stoginė. Vyko sodybos
aktualizavimo akcijos. Ignoruojant Sojų sodybos išsaugojimų suinteresuotą visuomenę, valstybinės institucijos, tarp kurių ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezidencijos tyrimų centras, siekia nugriauti gyvenamąjį namą, paliekant tik pamatus, vietą pažymint paminkliniais ženklais. Toks sprendimas yra Lietuvos kovų atminties marinimo, o ne puoselėjimo, žadinimo kelias. Retorinis klausimas. Kiek prie visuomenės, ypač jaunimo, sąmoningumo, ugdymo gali prisidėti dar vieno stendo ar monumento pastatymas? Ar tam nėra labiau paveikių ir šiuolaikinių priemonių? Ši vieta galėtų tapti Lietuvos laisvės kovų atminties centru. Būtent čia buvo padėti pamatai ginkluotam pasipriešinimui ir LLKS. Reikalaujame skaidraus su Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos išsaugojimu suinteresuota visuomenė suderinto sprendimo dėl sodybos atkūrimo ir pritaikymo. Sprendimas turi būti priimtas būtent dabar, o ne, kabutės atsidaro, esant palankesniai ekonominiai valstybės situacijai. Kabutės užsidaro. Ačiū. Žinai, siekiamybės kaina, žinai, kaip randa tie, kurie gauna. Gaila, tų, kurie nežino, ką veikti, dar savo pasilaždų, jauna vaikų nekreip. Dėmesio grieb, laimę, krūvino, ranko nugalėk savo baimę, tai kom spalvom nudažyta, terorizmą paklausyt savo sukurtą gyvenimą. Gyvenimą pakeisti savo sukurtą gyvenimą. Keisti savo sukurtą gyvenimą. Keisti savo sukurtą gyvenimą. Pakeisti savo sukurtą gyvenimą. Tiksliau pasakius, barjerai vyksta, nugalėk mintis, nugalėk save. Iš tos sugeldinės, kurios ryšo tave. Žinau, kovoti buvo sunku, bet laimėti tie, kurie negaili jėgų. Išlaisvintis, nugalėk save, nes tiems, kurie tiki, vartų pravirėk. Paimk ranką, savo pasaulį. Savo gyvenimą, paimk ranką pasaulį, paimk ranką gyvenimą, paimk ranką pasaulį, paimk ranką gyvenimą, paimk ranką pasaulį, paimk ranką gyvenimą, paimk ranką pasaulį.